Labadiena! Šiandien knygų apžvalgoje pirmoji knyga apie Lietuvos roką, kuri taip ir vadinasi Lietuvos rokas – ištakos ir raida. Knyga išleista 2011 metais, praėjus lygiai pusšimčiui metų nuo lietuviško roko atsiradimo. Taip pat jūsų laukia daug naujų rubrikų, tarp kurių legendos, kurie pristatysime detektyvų karalienę Agatą Kristi, bei leidyklos Obuolys sudarytas Top 5, kuriame mes skelbsime konkursą knygai laimėti. Taigi šiandienos naujiena – Gražinos Karaliūnės knyga Emos sala, kurią pristatys leidyklos Obuolys išleidusios šią knygą atstovė. Mano vardas Raminta, esu iš leidyklos Obuolys. Šiandien pristatysiu itin įdomią lietuvišką naujieną, kurią pati visai neseniai vos prieš savaitę spėjau perskaityti. Tad esu pilna šviežių įspūdžių. Taigi šiandien mano rankose lietuvių autorės Gražinos Karaliūnės debiutas, intriguojantis mistinis romanas Emos sala. Tai labai įdomus kūrinys jau vien todėl, kad autorė taiko į pasaulinės mistinės literatūros tendencijas, kas užsienyje dabar labai populiaru. Ne veltui ši knyga prilyginama Saulėlydžio sagai arba Sukės Techaus serijai. Žinoma, tai lietuviška versija ir visai ne apie vampyrus, tačiau nemažiau įtraukianti ir įdomi bei pilna paslapčių. Ši knyga taip pat labai intriguoja tuo, kad autorė, pasirašanti Gražinos Karaliūnės slapyvardžiu, slepia savo asmenybę. Ji mano, kad skaitytojai visų pirma turėtų vertinti knygą, o ne ją ir jos asmeninį gyvenimą. Tad apie ką ši paslaptingoji Emos sala? Ši knyga apie jauną merginą Emą, kuri palikta tėvo ir airiją išvykusios uždarbiauti motinos. Gyvena su sunkiai besiverčiančia teta, meta mokslus, kadangi nebegali už juos susimokėti. Pusę metų ieško darbo, vaikšto į darbo pokalbius nesėkmingai, kol galų gale randa savo išsvajotąjį darbą. Tampa turtingo gražuolio Jorgio sūnaus auklė. Ji pradeda dirbti paslaptingame dvare, kuris pilnas paslapčių, intrigų, kurios atvers Emos gyvenimą aukštyn kojomis. Ši knyga vos pasirodžiusi sulaukia itin gerų atsiliepimų, kaip itin įtraukianti istoriją. Knygoje Lietuvos rokas apžvelgiami straipsniai, pateikiami interviu su žymiais muzikantais, esė, pamąstymai, prisiminimai, daugiau nei 1500 grupių ir muzikos kūrėjo prašymai bei paminėjimai. Knyga gausiai iliustruota istorinėmis ir šiuolaikinėmis fotografijomis, kitomis iliustracijomis. Joje dėmesys skiriamas visoms roko plačiaja prasme atmainoms. Kalbinami ir 1960 ir 2011 susikūrusių grupių atstovai. Taip pat trumpai pristatoma ir kaimyninių šalių roko istorija, lyginama su lietuviškaja. Tad šiandien kalbinu vieną iš knygos bendraautorių, muzikantą ir publicistą Luką Devitą. Gerbiamas Lukai, jūs esat vienas iš knygos Lietuvos rokas bendraautorių. Kuo jums pačiam artimas rokas ir kodėl jūs ėmėtės rašyti šią temą? Domėjausi tą muziką nuo pat vaikystės, gal net galima būtų sakyti, nedomėjausi, bet tiesiog užbūrė jinai mane nuo pat pradžių ir įtraukė. Ir tai buvo, šiaip kaip taisyklė, tai buvo užsienio muzika. Užsienio artistai ir grupės, kurios be abejo nesada mus veikia kaip ir laisvos kūrybos simbolis, kaip ir bendrai laisvės galvat simbolis ir trauka, taip, ir taip pat veikia kaip įkvėpimas, kaip bandymas mėgdžioti, ten ir įkvėpė daugybę muzikantų, kaip mes žinom, pasekoje įvairiausiam prasmėm. Knygos sudarytojas ir autorius Mindaugas Peleckis geranoriškai pakvietė prisijungti, parašyti keletą tokių apžvalginių, įvadinių straipsnių, įvadinių į keletą muzikinių stilių ir srovių, kurios aš galbūt daugiau išmaniau ir taip tiesiog paskubom visą tai buvo ir aš įsijungiau, kiek bijodamas netimtis tas temas, nes iš tikrųjų buvo atsakinga, visgi tokio masto knyga ir tokio pobūdžio netgi, kad taip išsamiau pilniau apie roko muziką Lietuvoje yra tikrai pirmą kartą buvo leidžiama, rengiama ir buvo kiek nedrąsų imtis, bet kažkaip įsivažiavom. Pradžioje atrodė keletą įvadinių, po to vis dar daugiau, kol taip visai susikaupė iš mano pusės gal koks 10 tekstukų ir pakliuvo. Tikrai 50 metų galėtų būti tiesiog gera proga apibendrinti, nors tai tikrai galėjo būti daroma ir anksčiau, ir galbūt gaila, kad to nebuvo. Ir
galbūt tik dabar susigrėbė ir muzikantai, ir autoriai, ir pagalvoti, kodėl mes iki šiol neturim rimtesnės knygos išleidę apie tai. Bet sąžiningumo dėlį reiktų pasakyti, kad buvo vis tiek yra išleista jau pernai nedidelė knyga pokalbiai apie roko muziką. Taip pat gal vienas kitas leidinukas, žinoma, yra išleistas, brošiūros lygio leidinys, tai buvo išleistas ir 1989 metais, kai buvo pats pakilėjimas, kai roko maršai pradėjo judėti per Lietuvą. Tuo metu buvo leidžiami bukletai ir pakankamai tiem laikam geros kokybės ir spalvoti grupių profiliai buvo. Mes rėmėmės kai kuo dabar sudarinėdami šią knygą, kaupdami medžiagą apie grupės. Taip, kad buvo leidžiama, bet kad viskas būtų į vieną sutraukta, ypač tokie kaip priešiški stiliai, kaip buvo kartais manoma, ten, sakykime, hipiška muzika ir pankrokas. Paprastai vienoje knygoje nelabai būdavo derama sudėti, išskyrus, jeigu tai roko enciklopedija arba tokia stambesnė apimties knyga. Gerai, sakykit, o ponas Lukai, kaip jūs manot, kas yra roko pradininkas Lietuvoje, jeigu galima apskritai būtų kažką išskirti, kažkokią grupę ar kažkokią atlikėją? Taip, gal neutraliausiai būtų galima sakyti tiesiog laikmetį nurodyti, kad tai yra tas 70-metis, kad tai mes čia knygos sudaryto nuomonė, tai yra 1961 metai, galbūt tokia atskaitos taškas, kai buvo leista arba tiesiog net tokia iniciatyva atsirado formuoti vokalinius instrumentinius ansamblius, kurie buvo tuometiniai Sovietų sąjungoje ar Tarybų sąjungoje, kaip kas vadina, tiesiog alternatyva, tokia oficiali alternatyva roko grupiai. Kitaip tariant, kad leisti jaunimui vystyti muzikinę veiklą, bet kartu apriboti tą roko įtaką tokią drastišką, buvo sumanyta adaptuoti roko grupę ir pavadinti ją vokaliniu instrumentiniu ansambliu. Tai iš vienos pusės galima laikyti tai roko pradžia ir tokios grupės, kaip kad čia šioje knygoje bus minimas Vairas, viena iš pirmų tokių grupių, bet jos galbūt susikūrė vienu metu, už tai sunku būtų paminėti vieną asmenį ir vieną net grupę, kurią galima būtų laikyti pradininkais. Kodėl jūs pasirinkote būtent tokį enciklopedinį knygos stilių? Na, sakyčiau, jis nėra visai enciklopedinis ir galbūt tos knygos forma, jinai net berašant ją, gal net ne tas žodis, bet sudarimo eigoje jinai kiek vystėsi ta idėja, kaip turi būti pagal medžiagą, nes iš tikrųjų buvo norima padaryti greitai, vis tiek tai buvo pamatyta, kad yra tokia didžiulė spraga ir norėjusi greitai išleisti knygą. Tai, žinoma, taip nepavyko, vis tiek užtruko ilgai, gal vos ne pusę metų vien knygos parengimas grinai. Tiesiog kaupėsi vadinami tokia dosie, pavadinkim, informacijos apie grupės. Tai jos labiau enciklopedinio pobūdžio leidinį galėjo sudaryti, bet taip pat buvo labai daug interviu. Mindaugas Peleckis daug metų ir iki tol jisai ėmė iš grupių interviu, aktyviai dalyvavo ir stebėjo muzikinį gyvenimą. Už tai buvo sukaupęs labai daug interviu, kuriuos norėjo taip pat įtraukti. Taip pat tada pamatėm, kad galbūt išskirščius stiliais ir srovė muzikiniam reikėtų kažkokių įvadų, apžvalgėlių to stiliaus. Ir už tai susiformavo toks liktai derinys tarp enciklopedijos, istorijos ir dar muzikantų pačių pasisakymų. Sakykit, Lukai, kam be roko gerbėjų ir melomanų jūs galėtumėte rekomenduoti šį leidinį, šią knygą? Na, sakyčiau, vis tiek visiems, kas nors kiek domisi populiaria muzika Lietuvoje, jos istorija, tai galėtų būti ta knyga įdomi, todėl kad kai mes kalbame apie roko pradžią, ypač Lietuvoje, nuo kokių ten 1961 ar kad ir 67 ir pagaliau 70 metų, tai nėra galbūt toks rokas, kaip dabar žmonės įsivaizduotų. Tai daugiau kažkas panašaus į big beatą, kažkas panašaus į šiek tiek ritmiškesnė estrada, galbūt pradžia tokia buvo, todėl kad visą tai galbūt galima vadinti Lietuvos populiarios muzikos apžvalga ir istorija. Tai taip pat būtų teisinga, todėl kad tai labai plačia prasme rokas šiuo metu, šioje knygoje turima minty. Tai todėl ir skaitytojų ratas galėtų būti platus, visiems besidomintiem muziką.